Sveiki, mėlyjeji. Su jumis Sandra, su jumis Šviesus kanalas. Na, mėlyjeji, galvokite apie save. Pasižiūrėsime su kortomis tokį trumpą kortų skaitimą, kas išeina iš jūsų gyvenimo su visam, kas ateina vietoj išėjusių dalykų, kuo širdį nuraminsite. Galvokite apie save, o aš visiems dėkoju už patiktukus, už komentarus, dėkoju kanalo rėmėjams, mėlyjeji. Dėkoju, kad esate ir siunčiu daug šviesos ir meilės. Na ir pasižiūrėkime, mėlyjeji, kas išeina iš jūsų gyvenimo su visam. Ir gale kortų bus toks patarimas iš angelų kortų. Na, pasižiūrėkime. Kas išeina iš jūsų gyvenimo, tiesiog, mėlyjeji, su visam. Pasižiūrėkime, kas ateina į jūsų gyvenimą vietoj išėjusių dalykų. Pasižiūrėkime, kuo širdį nuraminsite. Štai va toks bus kortų skaitimas, kas tiesiog išeina iš jūsų gyvenimo su visam, kortų gale, nemylimi darbai, kažkoks tai laukimas, liūdesys, sunkus darbas, tai tikrai. Na ir pasižiūrėkime dar angelo patarimą, ištraukime kortų gale, pasižiūrėsime, ką patartų angelai, informacija jums iš dangaus, šiomis nuostabiamis kortomis, išminties angelais, angelo išmintime. Pasižiūrėkime jums, vat nuo angelo patarimas išeina iš jūsų gyvenimo. Žiūrėkit, mėlyjeji. Aistra, vien tik tai seksualiniai, vat tie tokie santykiai, moteris tai imperatorė, meilėje ta tokia išeina, mėlyjeji. Vien tik tais seksualiniai tie, mėlyjeji, santykiais išeina žmogus iš kažkokios tai santuokos, čia galite išeiti, iš santuokos išėjimas, iš paslaptingų santykių, iš vien tik tai seksualinių tų santykių čia žmogus išeina. Čia meilė, mėlyjeji, iš santykių išeinate paslaptingų. Vien tik tai iš seksualinių, šitie dalykai visi išeina iš jūsų gyvenimo. Žmogus išeina iš santuokos. Taip kad, mėlyjeji, paslaptys išeina, ateina į jūsų gyvenimą aiškumas, išeina įvairiausios paslaptys. Ir išeina vien tik tai tie seksualiniai geiduliai, iš santykių, iš mylimųjų poros. Pasižiūrėkime, o tai kas ateina jau vietoj išėjusių dalykų, mėlyjeji? Čia išeina, o kas ateina? Nu, sako, likimas keičiasi po kažkokios konfliktinės situacijos. Nauja pradžia. Žmogus geriau jisai renkasi būti išmintingas vienumoj, negu būti išnaudojamas. Karalius oro. Pas kažką, mėlyjeji, pas vienišus žmonės ateina vyrukas oro ženklo. Taip kad, mėlyjeji, nauja pradžia ateina. Vyrukas naujas oro ženklo, mėlyjeji. Likimas keičiasi, sukasi likimas. Išėjimas iš konfliktų. Į naują pradžią, mėlyjeji. Čia žmogus geriau pasirinks save, jisai jau myli save, jis be galo išmintingas, pas kažką tai vyrukas ateina oro ženklo. Ir pasižiūrėkime, kuo širdį nuraminsite. Nu, sako, žmogus išeis iš liūdnumo, išeis iš tų tokių santykių, kur kažkokie per atstumą santykiai, iš to laukimo, mėlyjeji. Taip kad čia, kuo širdį nuraminsite, išeisite iš laukimo, pas kažką tai bus, mėlyjeji, sąjunga. Meilė, pereisit kažkas į kitą etapą su mylimu žmogumi. Meilė, čia žmogus, ar jūs čia sutartį kažkokią pasirašysite, su darbu susiję, pereimas į kitą visiškai etapą, visiškai naują. Taip kad čia, mėlyjeji, išeina ta liūdnuma iš jūsų, kur laukite gal vyruko per atstumą, čia yra atstumas, mėlyjeji, vyrukas jūsų pavydėja, toks pavydus. Taip kad čia darbinė kažkokia nauja sutartis ir pas kažką tai čia, žinokit, ateina meilė. Širdį nuraminsite su mylimu žmogum, perėję į kitą etapą.
Sako angelas meilė. Čia, žinokit, bus meilė, liepsnos meilė, bet labai keisis daug kas meilėje. Atsinaujins santykiai, iš santykių išeina vien tik tai seksualiniai, tie geiduliai, vien tik ta aistra tokia. Taip kad meilė, ką nori pasakyti, angelai su šia kortų kalade, sako, šitos angelų, išminties angelo kortų kaladės šia korta, didysis arkanas, 6 meilė. Čia dar jie turi tokių savo įžvalgų, sako korta, priimkite tikrą meilę ir gilias, artimas tas draugystės, visus sprendimus darykite iš širdies. Gera sveikata čia pas kažką. Sako, jūs išėję iš to, kas ne jūsų, iš kažkokių paslaptingų santykių, sako, atsistatys jūsų sveikata, atsigavimas po ligos, išgyjimas, mėlyjei. Taip, kad čia sakau, tokie dalykai bus. Pas kažką ateina ta meilė nuoširdi be jokių tų gudrumų, pagudravimų. Taip, kad čia sakau, ateina naujas likimas, nauja pradžia santykiuose pas kažką. Tai jeigu mergino žiūrite, vyrukas naujas, oro ženklo vyrukai irgi kažkokios naujos pradžios sulauksite. Štai toks buvo, mėlyjei, kortų skaitimas.